Labas rytas. Naujas vlogas. Važiuojame į Lenkiją. Turėtų būti labai linksma, nes atvažiuoja ir brolis, kurį galėjote pamatyti Londono vlogė, ir taip pat Jokūbas, kurį galėjote pamatyti visuose kituose video. Taip kad bus nemažai visokių linksmybių. Va, matot, čia jau vyksta krovimasis daiktų, tai šiek tiek dar čia yra darbo, bet jo, viską susikrausim ir važiuosim. Išėjom iš lėktuvo, dabar einam suvalgyti burgerio kokio ir laukiam brolio, kuris atvarys už valandos. Žiūrėkit, mes turim tokį įdomų faktą. Rokas mums pasakė, kad ant kiekvieno kampo gatvės yra po tokią parduotuvę Žabka. Tai dabar bandysim suskaičiuoti kuo daugiau Žabkų. Matot? Tai jos čia realiai visur. Thank you. Nu ką, išėjom iš taksi. Dabar ieškom viešbučio. Bet čia kol kas taip atrodo viskas. Klausykit, kas čia vyksta? Mes kažkokiam siaubo kambarį esam. Aš nesuprantu. Maloniai kvepia. Oi, nu jo, čia taip neblogai. Šešin pogon. Žiūrėkit, kas čia. Kur mes patekom, žmonės? Zasady obywacujące. Obowiązujące. Tai, nu ką, atvažiavom. Hey, yo! Kas čia nutiko? Kas? Paus! Aš nesitikėjau, aš žinau, kad jis automatiškai žemyn važiuoja. O tai palauk, tai jeigu jis pajuda, mes bandom išlipti iš jo. Nu, kai tai darai duris, Aš tai noriu čia užstrėlti. Viskas, mes važiuojam. Tu matai, mes iš... tai rankeną yra. Mes iš žmogaus pavagiam. Ne. Čia skylė biškį matosi. Mato ten. Dabar mes su Roku turim išsiaiškinti, kas miegos čia, o kas miegos ant šitos nesąmonės. Tai... Aš siūlau labai beje dosniai. Po vieną naktį. O aš manyčiau, kad aš turėčiau miegoti čia, nes aš mažesnis, aš dar jaunas, man reikia mano kaulus tausoti, o tau jau galima... Žiūrėkit, radom. Mano... Čia vat aš miegosiu. Viskas aišku čia. Nu ką, gal visai ir nieko. O va taip, šiek tiek kojas blokuoja, bet visai telpu, jeigu reikėtų. O, žiūrėkit, kaukia policija Lenkijos, Krokuvos policija. O, žiūrėkit, ai ne, greitoji. Žmonės, turim problemą. Elektra lagina, nesuprantu, kas vyksta, tikrai nežinau, kas čia vyksta. Kodėl čia taip yra? Kas čia per nesąmonę? Rokai, gal tu žinai? Žiūrėkit, einam savo ramiai po miestą ir dar vieno Žabką. Taip ir toliau. Pavalgėm, dabar einam surasti Jokūbą. Labą dieną, susitikom, va, Dovydą ir Jokūbą. Tai va, dabar kažkur varysim. Nu ką, atsiskyrėm nuo tėvų ir einam dabar į galeriją Krakovską. Eisim kažko nusipirkti. Taip. Nu ką, nusipirkom FIFA kortelių, va, žiūrėkite. Va. Čia, manau, žiūri geras dylas, nes šeimos 3 kortelės sumos už 3 eurus. Už 4 kokius eurus. Viena kortelė 3 eurai. Lietuvoje. O čia... 1 euras, jo. Nu jo. Žiūrėkit, nusipirkom šito. Lietuvoje žiūri skanu. Čia šiek tiek tokia nesąmonė, bet iš kitos... Labai vaisinė tokia. Jo, vaisinė. Dar apie kabalą nusipirkom. Šitie labai jau turėtų būti visur ten. Eikit į mūsų biznesą su mano draugeliu. Vadinasi Haribo karaliai. Labai skanu Haribo. Pardavinėjom Haribo. Nice.
Nu, okei, atsikėlėm. Dabar, kur mes einam dabar? Pavelį. Tai čia pilis tokia. Žodžiu, kažkokią eksplorinsim pilį. Tai bus smagu. Okei, įsinorėjau vandens, tai einam dabar į Žabką. Patestuosim. Nu ką, ieškam vandens. Nu ką, einam sumokėti. Dabar. Jo. Žabkos eilė, kietas dalykas. 5 minutes later. Laukit, mes suvokiam, kad galim čia atsiskaityti. Nes jis kitas žmogus čia atsiskaitė. Va, advanced Žabka. 2 euriukai. 2 minutės laukimo. 20 centų. Ai, čia 2 zlotai. Tai va, 20 centų, gauni tokį va didelį vandens, palaukiai 2 minutės eilėj, nu ir viskas. O, žiūrėkit, radom Švento Povo gatvę. O, važiuoja karieta. Nu va, žiūrėkit, matom visokius lenkiškus pastatus. O, žiūrėkit, suradom Pavelį, tą pilį. Tai va, dabar ieškom Jokūbo. Žiūrėk. Žiūrėkit, kokią aš pinigą turiu. Jokūbas turi fake dollarį, mes kevinsim žmonės. Aš esu 100 eurų išnaudojant lėktuvėlių. Jo, čia tikrai tikri pinigai. Ariam. Ir dabar atėjom į žiūrėkit. Į Mirror Maze. Tai va. Ir bus fainai. Okei, nu ką, gerai, viskas. Einam. Kaip eit? Okei, čia taip baisu. Palaka, čia taip baisu. O, palaka, kur aš esu? Ne, aš žinau, kad čia galima, bet... Ai, tu čia. Pala, čia geras. Okei. O čia. Čia? Okei. Čia galima. Tai palauk, einam čia. Čia vat. Okei. Einam? Čia vat. Aš esu. Tu šiek tiek ir bėgsi. Davai, palauk, realiai čia gerai idėja. Visi po vieną einam ir bandom surasti. Ir tada dar baisiau. Davai, okei. Turim surasti išėjimą. Okei, žmonės. Aš bandau suvokti. Ai, lema, aš visų dėžios. Kur čia eit? Gerai. Okay. Žiūrėkit, kiek manęs daug yra. Blema, palaukit, kaip čia eit? Palauk. Aš realiai galvoju, kad čia tikras yra, čia geras. Wow, palauk, čia tikras? Ne, čia netikras. Gerai, čia tikras. Ai, mes priėjom galą? Ne, nepriėjom galą. Kas čia vyksta? Kaip čia patekti? Čia geras. Blemba. Pala, žiūrėkit, dar kažkas yra. Kur jis? Pala. Pala. Kas čia mane sąmonė? Pala. Dar įsivaidinom, kad čia mes veidrodis, iš tikrųjų mes ne veidrodis. Okei. Pala. Einam. Jie čia kažkur, jis čia buvo. Taip gerai suveikia. Ai, mes jau atėjom? Jo. O Rokas buvo iš tikrųjų bosas šito labirinto, jis žinojo. Pala, kaip išeiti? Ai, gerai. Wow. Kas čia buvo? Bet čia taip visvadingai. Video, kad aš pirksiu. Nu ką? Topas prieš 10 FIFA pakų. Žiūrėk, mes ką tik pasidarėm konversiją zlotų eurų. Ir išeina, kad 10 FIFO's pakų, tik tai 10 eurų. Jo, o ten Lietuvoje vienas kaip? FIFA pakas 3 eurų. Jo, tai kur Lietuvoje kainuotų 30 eurų, čia kainuoja 10. Aš turėjau kol kas 0 FIFA pakų. 0. Nu, vieną. Tu Vakar, jo, vakar, bet neskaitant vakar, 0. Tai dabar aš nusipirksiu 10. Bet jeigu po to nieko nepirksiu, bet 10 pakų ir atidarysiu.
Nuvažiavom į kažkokias kasyklas čia. Dabar lipom. Man atrodo, apie 400 stepsų. Jo, tai mes dabar lipom jais. Tai jo, mes lipam. Šiek tiek. Čia kažkokios druskos kasyklos. Pomidoras, Tomas, Škibidibotas. Čia mano brolis.